Nu, komentarai man nepatinka tokie komentarai. Mergaitė eina į kompaniją, kur pažįsta, o jai pripila ką nors ir paskui išprievartauja, ar čia gerai. Ar jinai kalta dėl šito? Sako, neik niekur. Nu tai kaipgi gyvenimas vyksta, jaunimas, kodėl vyrai gali, o moteris negali eiti. Jaunystėje eini su atvira širdim ir negalvoji, kad bus kompanijų niekšų, kurie tave panaudos. Mergaitės, anūkės užaugo, tai visą laiką bejojom dėl jų. Su svetimais visi žino, visi bijo, o su savais, vat kaip būna. Tokie komentarai, kad nereikia eiti, pačios kaltos. Čia sako tie, kurie taip daro. Svarbiausia, kad vyrai turi būti padorūs. O kas svarbiausia? Reikia vyrus auklėti, kad moteris yra šventa ir be jos leidimų nieko negalima daryti.